Labas rytas, kolegos. Nauji metai, naujas žūklės. Šį kartą važiuosiu vėl ant ledo. Meškeris, kaip mato, tai Nepalėms skirtas bus. Salai. Ką, pirmas nuleidimas. Žiūrim, ar iš karto kibs ar ne, ką žinai. Nu, reiks palaukti turbūt kibimą. Nuleidau neėmą iš karto. Kai įsivažiuos, pasėdėsim, kol susiruošim. Čia kol visas meškeris įsileisi. Meškeras pasiėmėm šį kartą jūrinės. Čia tikimės nemažų žuvų šiandien pagauti. Kabliukai irgi nevaikiški. Dabar kabinamės masalus, leidžiam ir laukiam, kol prašys. Eketės tokias nevaikiškas padariau, kad tilptų ir normali žuvis, jeigu iškips. Pirmoji plekšnytė, labai jau nedidelė. Paleidimo skylė bus čia. Sistema tai labai paprasta, šinukas tiesiog ir kabliukas. Galima gaudyti iš karto po ledu arba leisti dugną. Čia jau kaip pats sugalvos. Skimba ir ten ir ten. Tai gal skirtingos žuvis. Antra žuvis iš karto iškiba. Dugną tik nuleidė iš karto, ima iš karto vitingėlis. Panašu, kad kibimas pabiškis įbėgėjo. Kolega vieną ištraukė neblogą. Pirma normalesnė žuvis. Nėra labai didelė. Bet pradžiai bus gerai. Čia už šono. Ir kibo gražiai viską, bet iš čia taip lyra. Aš tokią menkę dabar pagavau irgi. Dabar? Aha. O. Bet paleidau. Tik nuleidau iš karto vėl lankstą. Šitos mažytės jau įsivažiavo pabiškį. Tai aš čia tampys be perstojo, bet tikiuosi, kad kartais prašaus ir didesnė. Kabliukus susidėjau neplekšinės visai. Noris kažką rimčiau pagauti. Anksčiau palikti. Vienas patarimas, tai nepalikinėkit meškerės be priežiūros. Šavo buvo meškerė ir nebėra jau. Grįžiau aplinkui, paieškojau, radau meškerę. Niekar jinai toli nenuplaukė labai. Žvejybą galėsim tą. Nedadėk iš kartą.
Svitingėlis. Šitų tai čia bus be proto, kaip aš vis manau. Bet čia jau gal tikrai bus menkė. Gal ir ne. Ne, panašu, kad menkė. Pirmoji menkė šiandien. Vidutinio dydžio. Pradėjo švist. Jau pradėsiu dieną, bar geriau biškį. Pagaliau, jo. Valas ne tik trišatka prasisko, bet ir ant būgneliais visas sukasi dar. Reiktų stogių. O, paklausė. Nu tokia. Duodais tam biškai. Duodais vieną po kitos. Ištrauki ir tu? Pagaliau. Dar ant tos nesąmoningos gumos. Ne visiškai jinai nesąmoninga. Nu. Biškį tik tai nesąmoninga. Biškai išlenda žuvies echolotė. Mažesnių, didesnių yra.
mažai. Ježi, po vieną galvoju traukti neapsimoka. Kievą daužo vienas po kitą dabar. Gal lauk nereikia šitų. Tos tai netraukia, akį, tas dama pagulda tikrai. Bet va šitą traukia. Norit ir plekšnę paimant didelę. Aišku, sakant, geriau negu nieko, bet... Nu, visai smagu pažaist biškį. Sklana meškerė. Biškį priešinas, geriau negu palė, vis tiek jisai tampa. Ne, tai. Taip gražiai iš lėto lenkiau, galvoju, kas geresnio bus. Ne. Nu, biškį gražesnė. Šitų tai čia gyvas velnas. Nu, aš žaidžiau su mažiukais. Biškį didesnę paėmė. Gal kad menka bus. Saida. Nuo dugno paėmė. Dar viena. Menkių šiandien nėra, tai saidas gaudom. Tik čia. O. Porą šviežių skumbrių dar pagalvau. Kaip gero masaliuko yra. Na, paskutinė žuvelė užkibo. Šitą ištraukia ir jau važiuosim namo. Užtek šiandien pabuvom iki pietų. Žuvies prigaudėm kalną. Pagrinde kibo tokie. Per juos net nelabai iš tikrųjų jie pažvejot normaliai. Pagavom keletą ir didesnių. Aš va mūsų papua šiandien laimikis, porą menkių, 3 saidą. Nu čia tas kalniukas tai biškis statokas, kai sniego daug. Bet aš tai nieko su meškerėm užlipau, bet kolega su rogėm žuvį tempia, tai biški vargsta, kaip matau. Kiti dar pasiliko pažiūrėti iki vakaro.
Mes jau važiuojam namo, ilsėtis ir planuoti sekančią žūklę. Tai iki kito karto.